2013 metais nuo rugsėjo 14 dienos iki gruodžio 14 dienos vykdytas jaunimo organizacijos Jaunieji lyderiai organizuotas projektas Nelik už borto. Projektas skirtas jaunimui nuo 16 iki 30 metų leido ne tik susipažinti su meninė raiška, tai yra fotografija, muzika, dailė, šokiu ir teatru, bet ir aplankyti dramos teatro užkulisiai, foto studija ir kitos meninės vietos. Įgyta ne tik teorinių, bet ir praktinių žinių apie menus. Projektas suteikia galimybę daugeliui geriau pažinti patiems save bei kitus dalyvius ir menininkus. Projekto tikslas – surengti renginį Kaunui. Jis buvo įvykdytas Kauno Dainavos jaunimo centre. Kauno socializacijos centro jaunimas bei dalyviai turėjo galimybę pasilinksminti ir pabendrauti renginyje Laimė avansu. Tai toks projektas, apie kurį žmonės turėtų šnekėti, kad aš atėjau kažką pasidariau kaip ir šitie marškinėliai. Na, tikrai ne kiekvienas savo spintoje turi savos gamybos marškinėlius. Mes visi perkam kažkokią štampuotę, o dabar turėsim kažką naujo. Šitą pavadinome Nelik už borto. Buvo toksai ciklas projektų Nelik už borto, kur dalyviai turėjo išmokti padaryti renginį. Kažkokį savo renginį, dar kažkokį renginuką. Tai va, mes pagalvojame, o kodėl Nelik už borto dalyviai negali padaryti viešo renginį. Tai va. Dėl to mes šiandien čia ir esam. Susirinkom tą viešą renginį, pavadinom jį Laimė avansu. Norim padumoti truputėlį laimės, bet norinčių jos gauti kažkur kol kas dar mažoka, bet tikimės, kad padaugės. Gal dėl slidžių kelių dar užtruko žmonės šiek tiek? Jo, keli slidų šiandien, labai. Laimė avansu tai yra tai, kad tu gavai kažką išmokai, perdavai kitam ir tas kitas perduos estafetę dar kažkam. Tai aš manau, kad šitas projektas, jisai nesibaigs ties šią dieną, jis tęsis ir toliau. Ir ko norėtum būtent palinkėti žmonėm arba ateinantiem, kurie ateis į šitą projektą vėliau, kitais metais, kaip norėtum juos pakvies, galbūt norėtum kažką jam pasakyti? Geras klausimas. Jūs tiesiog turite tą išbandyti. Kitaip jūs nesuprasite. Projektas tęsiamas ir 2014 metais. Laukiame jūsų būsimuose renginiuose. Iki susitikimo Nelik už borto 2 2014. I reckon it's again my turn.